Šiandien apie Izraelio karą. Kaip visada, pradedu ir baigiu žodžiais, aš manau. Ir tai reiškia, kad esu šališka. Jei klausysite, jūs girdėsite žmogų, kuris absoliučiai Izraelio pusėje. Nepatinka, perjunkite kanalą. Jūsų teisė ploti tam, kam norite, net žudikams. Ta teisė jums suteikia demokratiją, kuri leidžia kalbėti net tada, kai jai pačiai tai reiškia mirti. Beje, istorija rodo, kad kai ateis skersti vaikų tų, kurie garbina žudikus, nebūtinai jie žus. Prisitaikėliams sekasi neblogai. Jie greit keičia kailį ir geba miegoti ilgas žiemas. Kas jau kas, bet jie visada sugebės nuraškyti vaisius nuo medžių, kuriuos sodino kiti. Šitas tekstas yra atsakas visiems tiems, kurie Lietuvoje ir Europoje rauda dėl kenčiančių mažutėlių Palestinoje ir baisisi Izraeliu ir jį remiančiomis Jungtinėmis valstijomis. Tai atsakas panašiems į dvi pašnekovės iš Naros tinklalaidės, kurios valandą 14 minučių skleidė propagandą apie nuo amžių kenčiančius palestiniečius, kuriuos pastaruosius dešimtmečius kankina Izraelis. Tos kalbėjusios moteris prisistatė esančios mokslininkės, tyrinėjančios saugumą ir panislamizmą. Kaip mokslininkėms te galiu priminti, kad tyrėjas tada yra mokslininku, kai jis vienodai atsakingai sveria ir tuos argumentus, kurie patinka, ir tuos, kurie nepriimtini. Kai ilgiau nei valandą trunkantį pokalbį Izraeliui skiriama apie 15 minučių ir tik tam, kad būtų paaiškinta, kokia tai agresyvi ir susiskaldžiusi šalis, kurią užgrobė ortodoksai su Netanjahu priešakyje, sąžinė lieptų prisipažinti, kad varai propagandą. Bet ponių sąžinė labai gražiai pademonstravo savo kokybę, kai kalba pasuko link didelių šeimų. Didelės Gazos šeimos buvo pristatytos kaip aukos, reikalingos paramos visų pirma todėl, kad juose auga vaikai. Tuo tarpu didelės Izraelio ortodoksų šeimos lyg ir netyčia buvo regimos kaip tos, kurios išaugins vaikus, kurie neišvengiamai kovos prieš demokratiją Izraelyje ir ateityje skriaus ir žemins ne tik palestiniečius, bet ir visus savo tėvynainius žydus. Tiesiog vadovėlinis vadinamojo kairiojo naratyvo pavyzdys, kur būti auka yra jau savaiminis gėris, nes tai jai lyg ir savaime suteikia moralinę viršenybę, kaip ir teisę reikalauti pinigų ir pagarbos jau vien todėl, kad pozicionuojasi auka. Ir jau tikrai tos gausios Gazos šeimos teroristų neaugina. Na, gal tik amžinus prašytojus, ar ne? Panašių kliedesių aptarimas nėra šio įrašo tema. Tačiau vadinamųjų tyrėjų diskusiją išklausyti verta jau vien tam, kad suvoktum, koks seklus jų propagandos argumento aruodas. Nuoroda į pokalbį yra komentaras. Jeigu jau bandai įvykius vertinti kaip ekspertas, tiesiog privalai kiek įmanoma mažiau šališkai, subjektyvumo išvengti žmogus negali, jis jau toks yra. Privalai kiek įmanoma mažiau šališkai pateikti abiejų pusių argumentus vienodai pagarbiai ir atsakingai. Dar daugiau. Jeigu jau tiesiog atvirai deklaruoji, kad istorinė panašių konfliktų perspektyva paprastai nėra vaisinga, tai tada ir komentuodamas tą įvykį didžiąją dalį komentaro neskiri būtent istoriniams klausimo aspektams atskleisti. Ir jo visai akivaizdu, kad tas perdėm emocingas baisėjimasis, kaip čia miesto valdžia, kalbama apie Vilnių, drįso rotušę apšviesti Izraelio spalvomis, neatsiklausus visų vilniečių, yra kažkoks akivaizdus kognityvinis disonansas. Mielosios turėjos ir TSPMI dėstytoja, lyg ir turėtų žinoti, kad miesto valdžia Lietuvoje yra demokratiškai išrinkta. Bent jau man neteko girdėti, kad, tarkime, koks lietuviškas politologijos forpostas TSPMI šį klausimą būtų kvestionavusi. Ir tai reiškia, kad kadencijos laikotarpiu rinkti politikai gali atlikinėti veiksmus, kuriuos mano esant reikalinga. Jei ir kai miestiečiams bus nepriimtini veikiančių politikų veiksmai, per kitus rinkimus jie išsirinks kitus. Kai apeliuoja į demokratiją, o įraše tai akcentuojama ne kartą, malonėk susitaikyti su tuo, kad daug kas vyks ne taip, kaip tamstai norisi. Beje, sveiko proto žmogui neretai nepriimtini ir veiksmai tų, už kurios pats jis balsuoja ar balsavo. Kam jau kam, bet politikos tyrėjoms tai žinoti lyg ir privalu.
Neskaniai nuskambėjo ir emocingas baisėjimasis Vytauto Landsbergio nuorodo į nupjautas Izraelio vaikų galvas, kas ponių be apeliacijos buvo pristatyta kaip melagiena. Nesu profesoriaus Landsbergio garbė ir jo tekstų jau seniai neskaitau, tad negaliu vertinti kontekstų ir to, kiek pamatuotas anų pasipiktinimas. Vis dėlto nupjautų galvų naratyvas tikrai buvo plačiai paplitęs, kaip beje ir ponių nutylėtas epizodas dėl 500 žuvusių per sprogimą Palestinos ligoninėje. Melagiena tas ar kitas faktas, kol nėra akivaizdžių maksimaliai nekšališkų įrodymų, didelė dalimi priklauso nuo to, kas kalba. Mano šis įrašas yra ir atsakas tiems, kurie rinkosi katedros aikštėje su plakatais už Palestiną ir esą nekaltus civilius, kurie Gazoje žuvo nuo Izraelio raketų. Žinoma, jie neprisiminė, kad spalio 7 dieną palestiniečiai skerdė koncerte, taikiame koncerte susirinkusius jaunus žmonės ir vaikus kibucuose. Jie tiesiog marširavo su plakatais apie civilius palestiniečius, kurie būdami civiliai lyg ir vėlgi savaime yra amžinojo gėrio pusėje. Kalbėdama iš platesnio filosofinio, literatūrinio ar istorinio konteksto, tai sugebu regėti, kad visų laikų teroristus ir žudikus pagimdo ir išugdo civiliai gyventojai. Kaip Putino ordos, kurio žudo ukrainiečius, yra Rusijos civilinių gyventojų išvestinė, taip Hamas, politinė jėga dominuojanti Gazos ruošė, yra palestiniečių kūrinys. Neteko niekur girdėti, kad Hamas teroristai buvo nuleisti iš už jūrių marių ar kokio Marso ir yra visiškai svetimi tiems mažutėlėms, kenčiantiems geriems palestiniečiams. Žydus žudo ir jų miestus be sustojimo bombarduoja, beje, ne tik dabar, visą laiką, ne kas kita kaip palestiniečiai. Tai jeigu jau keli plakatą už Palestiną, tai tuo pačiu keli plakatą ir už Hamas. Analogiškai, marširuodamas Lietuvos gatvėmis su paramos Rusijos gyventojams plakatais, rėmė ir Putiną. Juolab, kad tie rusai, kuriems gėda, nes jie jaučiasi atsakingi už tą blogį, kurį daro jų tėvynė, dabartinė Rusija paliko jei ne 14, tai 22 pavasarį. Esu ta, kuri kiekvieną progą aiškiai kalbėjo apie lietuvių tautos kaltę žydams, kurie pasirinko gyventi Lietuvos žemėje, nes tikėjo, kad esame pakankamai civilizuoti sugyventi su kitomis kultūromis. Mes labai dažnai minime, kokia nuostabi ir tolerantiška buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, bet nenorime prisiminti, kuo ta tolerancija virto 40 metais. Mes tada žudėme žydus. Mes, lietuviai. Paaiškinimai, kad žudyti privertė vokiečiai arba klėdesys, kad žudėme, nes žydai esą buvo komunistai, kaip ir išskirtinai atgrasus nacionalistų argumentas, kad žudėme, nes manėme, kad taip įsiteiksime naciams ir gausime galimybę atkurti tarpukario nepriklausomą Lietuvą, tai yra žodžiai žmogaus, kurio moralinis kompasas galutinai pakrypo. Turiu pakankamai proto suvokti, kad buvo tų, kurie žydus gelbėjo, bet daug daugiau buvo tų, kurie žudė. Buvo Noreikus, kurie taip nuoširdžiai gelbėjo žydus, kad galų gale, kai jau tie buvo nužudyti iš po jų gelbėjimo, įsikėlė jų namus ir miegojo jų lovose. Bet kaip ir visada visais laikais daugiausia buvo tų, kurie tylėjo ir nusukdavo akis, kai žydus vedė neapykantos ir mirties keliu. Ir visada šitie vadinami nekaltai nukentėjusiais civiliais. Ar tikrai jų sąžinės neslėgė jokia kaltė? Esu civilė. Mokykloje buvau priversta mokytis ardyti Kalašnikovo automatą, kažkokias ten tas įskaitas gavau, nors šaudytoja iš manęs beviltiška. Niekada ir nešaudžiu. Vis dėlto dabar, kai esu jau sena ir prastokai matau, jeigu reikės, pasimsiu ginklą į rankas ir ginsiu savo šalį. Darysiu taip, kaip padarė viena spalio 7 dieną Izraelio kibuce užpulta moteris su 6 mėnesių kūdikiu ant rankų. Slėpdamasi nuo jos namus siaubiančių palestiniečių teroristų, ji įpuolė į kiekvieno Izraelio namuose esantį saugų kambarį ir pakeliui pagrebė peilį. Kai pati prisipažįsta, pagrebė, kad įsiveržus palestiniečiui, teroristai turi tautybės, kaip nekartą minėjau, pradžioje nužudytų savo dukrą, o po to jau kiek sugebės kautusi su priešu. Apie tai jis su vyru pasakojo Strasbūre Europos parlamento posėdėje, kur buvo rengiama rezoliucija dėl Izraelio teisės gintis, kurią daug kas aktyviai neigia. Liudijimas komentaras. Man labai malonu pasakyti, kad priešingai nei skelbė Naros tyrėjus, išrinkti Europos politikai palaikė ne gatvėse siautėjusios žmonės su Palestinos vėliavomis, o Izraelį.
Už rezoliuciją ilgų pavadinimų niekingi grupuotės Hamas teroristiniai išpuoliai prieš Izraelį, Izraelio teisė gintis pagal humanitarinę ir tarptautinę teisę ir humanitarinę padėtį Gazoje balsavo 500 Europos parlamentos narių, jų tarpe 9 rinkti Lietuvoje. Tai Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Liudas Mažylis, Petras Auštrevičius, Vilija Blinkevičiūtė, Juozas Olekas, Bronius Ropė, Valdemaras Tomaševskis ir aš. Kaip įprasta, susilaikė Stasys Jakeliūnas, kuris visada susilaiko, kai reikia pasakyti, už ką esi. Rusiškas santechnikas iš darbo partijos nebalsavo visai. Anokia naujiena, kaip sako. Už tai, kad Izraelis turi teisę gintis, nes būtent Izraelis buvo užpultas, kaip minėjau, balsavo 500 prieš 21, o 24 susilaikė. Proporcija, mano galva, puikiai. Naros poniom turbūt nepatiktų. Kodėl konkrečiai aš palaikau Izraelį? Pirma, dėl amžinos lietuvių kaltės prieš žydus. Antra, dėl to, kad Lietuvoje vis dar daug nacionalistų ir visokių žemaitaičių, kurie yra moraliniai žudikai. Trečia, dėl to, kad Europoje ir mano valstybė daug tokių kairuolių, kaip tos Naros ponios, labiausiai man primenančios Salemutes ir visokius Paleckius, kalbančius apie amžinąją vargšų dvasinę viršenybę. Ketvirta, dėl to, kad vis aiškiau matau, kad mūsų laukia labai sunkus laikai ir karas. Kaip to išvengti, aš nežinau. Bet žinau, kad privalau kalbėti ir įspėti, ir tai yra penkta. Kaip daugybę kartų kartoju, politika nėra racionalių pasvertų sprendimų laukas. Politika yra bandymas, pabrėžiu, tik bandymas, susitarti ten, kur susitarti neįmanoma. Politika yra bandymas atsakyti į klausimus, kurie neturi atsakymų. Būti politiku reikia drąsos kalbėti tai, kas nepatiks, ir mąstant nepaklusti banalybių diktatui. Tai, kas lengvai sutariama ir tai, kas turi aišku atsakymą, yra ne politikos, o biurokratijos arba biurokratijos atmainos vardu politologija laukas. Man jis atgrasus.